delegacijų iš užsienio. Tai būtent Latvijos profesinės sąjungos mokytojų delegacija. Aš noriu priminti, kad jie taip pat mitingavo. Gegužės 12 dieną Rygoje vyko mokytojų mitingas. 5000 mokytojų susirinko ir atėjo kalbėti su mokytojais, nepabūgo. Ir ministras pirmininkas, ir švietimo skyriaus, ir švietimo ministras, mūsų vyriausybės atstovas, būtent premjeras, bijo mokytojų susitikti akis į akį. Taigi, kviečiame Ilzę Trapencierę, Latvijos švietimo ir mokslo darbuotojų profesinės sąjungos tarptautinė sekretorė. Labadiena, Lietuvos kolegos! Mēs esam no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības. Do you understand? Yes! Very good. I will continue in English. So, we are very happy to be here. But why we are happy? Because we can show our solidarity. Mes tikrai laimingi, kad esame čia. Kodėl? Todėl, kad galime parodyti savo solidarumą. It was a month ago when we had our Lithuanian colleagues, when we had a similar demonstration in Riga. Prieš mėnesį Lietuvos kolegos tokiame pat mitinge dalyvavo Latvijoje, Rygoje. And we are very thankful to our Lithuanian colleagues. Ir mes labai dėkingi jiems. So here in front I see the slogan that we had in Riga. Profesija mokytojas, socialinė padėtis ubagas. That's the same. Why do you laugh? But at the same time, at least in Latvia, the priority has been education. And what say politicians and government? We need better quality education. Ir į tą perskaitėm, profesija mokytojas, o socialinė padėtis ubagas. Ir ką jį galvoja iš tikrųjų, kad mes, ką? Education is a priority. Ja, Latvijoje ir Lietuvoje deklaruojamas prioritetas švietimo ir jisai turi tapti prioritetu ir mes turim kovoti, kad jis taptų prioritetu. Is that the same in Lithuania? Ar Lietuvoje tas pats, ar švietimas prioritetas, ar turim kovoti už tai? Our governments say better quality of education. We agree, but we also say better conditions of work for teachers. And what we say, better education means investments in education. Vyriausybė sako, mums reikia geresnios kokybės, švietimo kokybės. O mes sakom, o mums reikia geresnio atlyginimo už tai, kad suteikti tą kokybišką švietimą. And we need education in research and we need investments in education and in research to become more competitive. Ir investicijos į švietimo, į mokslą reikalingos tam, kad mes galėtumėm būti konkurencingi Europoje. And I wish you and I wish Latvia to become more in solidarity, and I wish us to have a good success in our fight. Ir linkiu ir Latvijai, ir Lietuvai būti toliau solidariams ir linkiu sėkmės mums ir savo. I'm a little bit nervous. But what I want to say, Dievs svētī Latviju, God bless Lithuania, but what we need solidarity. Latvija, Lietuva, solidaritāte. Solidarumas, Latvija, Lietuva, solidarumas. Latvija, Lietuva, solidaritāte. Latvija darė spaudos konferenciją ir mūsų pirmininkai irgi atstovai iš Lietuvos kartu su Latvijos vyriausybės premjeru ir profesinės sąjungos nariais dalyvavo spaudos konferencijoje. Prieš pakviečiant kitą kalbėtoją, norėčiau pacituoti garsaus senovės Graikijos filosofo Sokrato mintį.
Nė vienas žmogus nesiims jokių, net ir menkiausių darbų, kurio jis nėra mokęsis. Bet kiekvienas mano esąs pasirengęs imti sunkiausių iš darbų valdyti. Taigi kviečiame kalbėti švietimo ministrą Dainių Pavalkį. Sveiki mokytojai, aš jūsų ilgai tikrai netrukdysiu. Iš tikrųjų, socialinis dialogas vyksta. Pirmą kartą yra pasirašyta sutartis su profsąjungom tarp švietimo ministerijos ir profsąjungų ir aš suprantu jūsų problemas. Antras dalykas, ką galiu pasakyti, kad nėra taip, kad visiškai nieko nepadaryta, dėl to jūs garsiai švilpėte Seimo komiteto pirmininkė, bet jinai toje vietoje yra teisi. Galbūt per mažai padaryta, bet pasakyti, kad visai mes nieko nedarom, irgi būtų neteisinga. Trečias dalykas, blogiau nesidaro. Trečias dalykas, aš labai siūlyčiau visiems jums įsiklausyti į tai, ką pasakė ponas Martin Römer. Jisai pasakė, kad jūs tikriausiai išgirdot, kad kalbėti reikia apie kompleksą, o ne apie atskiras problemas. Kad kalbėti aplamai, kur einame su savo švietimo sistema, o ne apie krepšelį, algą ar dar kažką tai. Tai tik tai kompleksinis sprendimas prives mus ten, kur mes norim. Ir paskutinis dalykas, kurį aš jums noriu pasakyti, kad aš tikiuosi, taip kaip ir profsąjungos, taip kaip ir vyriausybės atstovai, taip kaip ir Seimas, kad mes po šiandienos su tokį darbą pradėsim, aiškiai nubrėždami. Palaukit. Pradėsim darbą, kuris aiškiai pasakys, kur mes einam su švietimo sistema. Todėl, kad vien jūs negalėsite spręsti. Švietimo ministerija negalės spręsti. Čia reikia visos visuomenės, vyriausybės ir Seimo palaikymo tam, kad mes susitartume kartu visi, kur mes einame. Ir tą mes darysim. Ačiū, kad susirinkot. Kuris sakė, man labiausiai patinka mokslinė teorija, kad Saturno žiedus sudaro oro linijų pamesti keleivių lagaminai. Į tribūną prie mikrofono norisi pakviesti Remigijų Motuzą, buvusi švietimo ministrą, dabar ministro pirmininko kanclerio pirmąjį pavaduotoją. Labą dieną, mėly pedagogai. Na, iš tikrųjų, kaip ir Seimo pirmininkė Audronė Pitrėnė sakė, man irgi labai malonu pirmiausia kreiptis į jūs, kadangi jūs taip pat esate mano kolegos. Aš savo profesinę veiklą pradėjau mokytojaudamas, esu iš pedagogų dinastijos šeimos, mano žmona irgi taip pat yra trečia pedagogų dinastija. Esu iš gausios šeimos ir mano du broliai, dvi seserys taip pat pasirinko pedagogo profesiją. Ir tikrai labai gerai žinau jūsų rūpesčius. Iš mokytojo reikalaujama iš tiesų labai daug. Jūs esate mokytojai, bet jūs šiandien, manau, vykdami ir čia, ir stovėdami čia, taip pat prisimenate ir savo pirmojo mokytojo. Iš vienos pusės nepavydžiu švietimo ir mokslo ministrui, nes aš po 90-ųjų metų dirbau 2 kart švietimo ir mokslo ministerijoje, viceministru ir švietimo ministru. Ir per tą laikotarpį nebuvo nė vieno piketo. Aišku, lengvesni buvo laikai, bet kita vertus mes turbūt kalbėjomės labai dažnai, ar ne? Yra ponia Čijauskinė iš Mažeikio, Eugenijus ir kiti. Tikrai labai dažnai susitikdavom ir palaipsniui spręsdavom tas problemas.
Ir iš tiesų, tuo laikotarpiu, kai prisimenate, ir 6 ir paskutinį kartą 9 metais buvo padidinti atlyginimai 15%. Žinoma, sunkmetis padarė savo. Nuo 2009 metų iki šiol pedagogo atlyginimai nebuvo didinami. Tai yra gana ilgas laiko tarpas. Tačiau, kaip jau buvo minėta, yra sutarta ir vyriausybė sutarė, kad nuo šiol mokinio krepšelio lėšos tikrai neiškeliaus ir švietimo. Ir jau praėjusiais metais vyriausybė ir ministras pirmininkas nusprendė, kad tie per 60 milijonų liko švietime. Bet kas atsitinka, žiūrėkit, iš tikrųjų situacija švietime yra labai skirtinga. Miesto mokykla ir kaimo mokykla. Mes turime kartu su socialiniais partneriais sutarti. Nepakanka tų lėšų, kurios lieka ir palieka mokinio krepšelio lėšų. Mes suprantame ir labai gerbiu mokytojus, kurie yra labai solidarūs. Visi sutarėme, kad išlaikome kaimo mokyklą, bet suprantame, kad tuo krūviu reikia pasidalinti. Todėl turime tartis. Ir didėjant mokinio, ir didėjant lėšom, mes turime kartu sėsti prie vieno stalo ir galvoti, kaip geriau panaudoti tas lėšas. Ar skiriame mokytojų atlyginimam, o galbūt skiriame lėšas mokytojų pavėžėjimui, kurių krūvis sumažėja dėl, sakykime, mokinių skaičiaus mažėjimo. Bet iš tiesų dabar vyksta kitų metų biudžeto svarstymas. Ir tikrai, kaip jau minėjo Darius Jurgelevičius, ir ministro pirmininko, ir vyriausybės narių prioritetas yra pedagogų atlyginimų padidinimas. Ir tikrai tos problemos bus sprendžiamos pradedant 2015 metų sausio 1 dieną. Matau, kadangi Eugenijus yra kūno kultūros mokytojas, tai čia turbūt yra daug kūno kultūros mokytojas su švilpukai. Taip. Taigi, aš manau, kad tikrai reikalingas socialinis dialogas ir jis vyko ir vyks, tačiau norėčiau pažymėti kitą žinią, kad 2014-2020 metų iš ES struktūrinės paramos per 30 milijardų yra numatyta švietimui. Ir norėčiau atkreipdėmėsi, kad ši švietimo perspektyva skiriasi nuo praėjusios dėl to, kad raginama būtent skirti ne tiek infrastruktūrai, kiek mokymo kokybei. Ir į mokymo kokybės savoką įeina, aišku, ir mokytojo sąlygų pagerinimas. Apie tai irgi kartu visi pagalvokime. Ir norėčiau informuoti, kad 13:30 ministras pirmininkas priims jūsų lyderius ir svečius ir atstovus ir mes tikrai aptarsime, kaip toliau bendradarbiausime. Aš manau, sveikinu, kad šios dienos susibūrimas yra solidarumo išraiška ir tikrai norim padėkoti svečiui, Europos švietimo komiteto pirmininkui. Ta solidarumo akcija vyksta visoje Europoje, tik būdami solidarūs, pilietiški ir kartu tardamiesi galime spręsti problemas. Ačiū ir sėkmės. Ir premjero pažadus. Tačiau. Papildant kolegę, norėčiau priminti kinų filosofo Konfucijaus žodžius. Seniau žmonės taip lengvabūdiškai nesišvaistydavo žodžiais, prisibijodavo, kad neliktų vieni su savo žodžiais. Kviečiame pasisakyti Lietuvos Vilniaus švietimo profesinės sąjungos pirmininkė Rūta Osipavičiūtė. Sveiki, kolegos. Džiugu jūs matyti spindinčias jūsų akis. Žinokit, išklausiau prieš mane kalbėjusius prelegentus ir labai nustebau, kai mūsų švietimo ministras pareiškė, kad šiandien būtent nuo šio momento bus sprendžiamas, kur turėtų eiti švietimas. Švietimo sistema pasirodo nepriklausomai Lietuvoj, gal ir neegzistavo. Aš norėčiau, kadangi dirbu mokyklai, tai paliesti labai, manau, jums visiems aktualų dalyką, tai mokytojų diskriminacija.
Kokiu būdu jinai vyksta? Kadangi Vilniaus švietimo profesinė sąjunga parodė iniciatyvą ir kreipėsi į Seimo švietimo komitetą, į mūsų Lietuvos prezidentę su prašymu išaiškinti, kaip gali mokyklų vadovai skirstyti darbo krūvį neadekvačiai. Pavyzdžiui, vienam mokytojui 3 pamokos, kitam mokytojui 18 arba 20 pamokų. Manau, kad tai yra ydinga mūsų darbo apmokėjimo aprašo praktika, kurią reikia taisyti. Jinai kol kas yra kosmetiškai taisoma, tačiau dėja sprendimų nėra. Mes gavom laiškus tiek iš Seimo, tiek iš prezidentūros, kad tai yra patikėta spręsti šią problemą švietimo ir mokslo ministerijai. Taigi laukiame iš jų atsakymo. Yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad visą laiką yra aiškinama, kad mes mokytojai senėjame, kad mūsų amžiaus vidurkis 50 metų. Tačiau niekada niekas nepasako mums, ką reiškia dirbti nepilnų darbo krūvių mokyklose, ką reiškia dirbti nepilnų darbo krūvių iki mokyklinėse įstaigose, kaip tai atsilieps mūsų pensijoje. Mes bandėm paskaičiuoti ir nustatėm, kad jeigu yra nepilnas krūvis, tarkim, pusė etato, tai žmogus vietoj 30 metų turi dirbti švietimo įstaigoje 60 metų. Taigi, manau, kad mes čia susirinkome ne tam, kad pasakyti, ko mes nenorime. Mes susirinkome čia pareikšti reikalavimus. Tai yra, kad būtų sprendžiamas pensijinio amžiaus klausimas, kad atsakytų valdžios vyrai už tai, ką padarė, kai optimizavo tinklą, kuris atnešė labai daug bedarbystės švietimo darbuotojų tarpe. Ir manome, kad ne viskas siejamas su vaikų mažėjimu. Juk iš tikrųjų lėšos, kurios turi ateiti į švietimą, nukeliauja kažkur kitur. Siūlyčiau pažvelgti labai paprastai. Jeigu mokinių skaičių sumažintume, padidėtų klasių komplektų mokyklose. Jeigu vaikų skaičių iki mokyklinėse įstaigose sumažintume, tai padidėtų grupių skaičius, atsirastų iki mokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams darbo laikas. Dar įdomu, kodėl valdžia nesprendžia tokio klausimo, kai padidino minimalią bazinę algą, kokios pasekmės laukia iki mokyklinių įstaigų. Iš tikrųjų, lėšų nedavė, o minimalinę bazinę algą padidino. To pasekoje dauguma iki mokyklinių įstaigų darbuotojų turėjo neapmokamų atostogų. Nepaslaptis, kad eina neapmokamų atostogų ir mokyklose. Ir visa tai dengiama taupimo programa. Ką tai reiškia taupimas? Mes dauguma turim šeimas ir žinom, ką tai reiškia taupyti. Jeigu mes taupom lėšas, tai mes jas taupom tam, kad galėtume panaudoti tikslingai. Tai yra ar savo reikmėms būstą pagerinti, ar kelionėms, ar kitoms reikmėms. O kur vis dėlto švietimo sutaupyti pinigai nukeliauja? Tikrai yra didelis klausimas. Todėl manome, kad švietimo problemas reikia spręsti kompleksiškai. Negalima paimti ir vienu metu padidinti atlyginimą vienai grupiai, kitai grupiai mažinti. Vis dėlto reikia žiūrėti, reikia vadovėlių, reikia geros įrangos, reikia gerų darbo sąlygų. Todėl manau, kad iš tiesų šitas mitingas ne paskutinis, nes valdžia, kažin ar girdi, prisiminkite, kai buvo švietimo ministras Stepanavičius, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga įteikė jam ausų krapštukus ir akinius. Tai yra, kad geriau girdėtų ir kad geriau matytų, kokios problemos kaupiasi švietime. Todėl linkiu jums stiprybės, solidarumo ir manau, kad mes, būdami tokie solidarūs, pasieksime savo tikslų. Tvirtybės jums. Ačiū. Sėkmės. Prezidento Ronaldo Reigano mintis apie politiką. Politika yra antroji pagal senumo profesija. Ir aš pastebėjau, kad labai primena pirmąją.
Vilija Targamadzė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė. Mėly kolegos, iš ties keistai įdomi situacija, kai pagrindiniai ugdymo veikėjai, ne paslaugų teikėjai, gink Dieve, bet ugdymo veikėjai, mokytojai ir mokiniai jaučia diskomfortą. Kai švietimo sistema, kuri turi tarnauti žmogui, verčia pedagogus ir kitus ugdymo veikėjus baudžiauninkais. Jie turi aptarnauti švietimo sistemą. Ir iš tiesų šiandien labai daug yra skaudžių vietų. Man atrodo, tiek daug imitacijų, kad man kaip mokslininkai ir švietimo tarybos pirmininkai net baugu darosi. Pasižiūrėkim, siekiniai, ugdymo siekiniai. Kalba apie kompetencijas, geriausiu atveju metu pamatuoja žinias ir gebėjimus. Vertybinis ugdymas dingsta iš mokyklų. Mes nebekalbam apie dorinį ugdymą, imitacijos, visokie simuliakrai atsiranda, žongliruojamo ugdymo kokybė. O kas įvardino šiandien, kas yra ugdymo kokybė? Ir jeigu šiandien tik tai pradedama galvoti, kur link turi judėti švietimas, kokie siekiniai, na tai yra absoliučiai man nesuprantamas dalykas. Ir kitas dalykas, mano supratimu, jeigu mes gerai prisiminsim, Lietuvos švietimo taryba tik tai 1 metai praktiškai dirba. 2,5 metų buvo nutrauktas jos darbas, nes Lietuvos švietimo taryba nėra paranki. Ir per pirmąjį ar antrąjį posėdį, nepamenu dabar gerai, profsąjungos buvo ministro, šito ministro, aš tikiu, kad jis girdi ir prisimena, pavadinta progreso stabdis. O aš manau kitaip, progreso stabdis tai yra tie biurokratai, kurie dirba švietime, neturėdami kompetencijų, ne tik vadybinių, bet ir specialiųjų kompetencijų. Todėl labai aišku yra, arba jie turi įgyti tas kompetencijas, pradėti kalbėtis su profesionalais, nes švietimas tai nėra kažkokios grupelės, partijos ar kokio nors vieno žmogaus įnoris įgeidis. Tai yra nacionalinis dalykas. Ir aš tikrai pritariu, kad turim susitelkti ir aš jums linkiu, būkit orus ir būkit profesionalais. Taip, dabar kolegos norėtume, kad